Labą diena. Vakar vienoje Facebooko grupėje vėl įsiplėskė diskusija, kuris vytis tikras, ar kur žirgas su pakelta uodega, ar su nuleista uodega. Aš pagalvojau, kad geriausiai vyčio atvaizdą pamatytumėm ant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų, na, o vėliau patys galėtumėt nuspręsti dėl jo tikrumo. Ir pradėkime nuo Jogailos, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdžiusio su pertraukom nuo 1377 iki 1434 metų. Ant jo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų pirmą kartą matome ginkluotą raitelį, kurį vėliau pavadinsime vyčiu, o čia ir matote jo antspaudo ir monetų pavyzdžius. Žirgo uodega yra natūrali ir neakcentuota. Dabar Vytauto, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdžiusio nuo 1392 iki 1430 metų antspaudas ir moneta. Atkreipkite dėmesį į Gediminaičių stulpus ant raitelio skydo antspaudę. Na, irgi žirgo uodega yra natūrali ir neakcentuota. Kazimiero, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdžiusio nuo 1440 iki 1492 metų monetos. Čia irgi tikrai nekreipiamas dėmesys į žirgo uodegą, bet matome, kad jin yra nuleista. Na ir atkreipkite dėmesį, į kurią pusę nukreiptas vytis. Jie ant Jogailos monetų raitelį žiūrėjo į abi pusės, čia jau aiškiai jis nukreiptas tik tai į dešinę. Žinote, mes parašėme knygą apie Aleksandro ir Žygimanto II senojo lietuviškas monetas ir jos mums yra artimiausios. Ir paveikslėlėje matė vytį ant visų šių dviejų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų monetų nominalų. Matote, vytis nukreiptas į kairę, žirgų uodegos labai įdomių formų ir pakeltos. Na, apie tai yra senas mano filmukas ir dabar būtų pats laikas jį peržiūrėti. Per šventes vėl buvo liudininkų karštos diskusijos, kuris vytis yra tikras, ar kur žirgas su pakelta uodega, ar su nuleista uodega. Brangieji, mano atsakymas būtų toks. Jeigu jūs atpažįstate vytį, tai reiškia, kad jis yra tikras. Ir ne uodegoj čia esmė. O karštagalviam skiriu šį vyčių ant lietuviško Aleksandro Gailaičio ir Žygimanto senojo monetų kaldintų 1495-1536 metais vaizdinių rinkinuką. Visi vyčio šešėliai ir monetų vaizdai paimti iš mūsų lietuviško Aleksandro Gailaičio ir Žygimanto senojo monetų kaldintų 1495-1536 metais katalogo išėjusio šiemet. Kadangi Aleksandro Gailaičio monetos nedatuotos, jų apytikris datavimas atitinka Baltosios Rusijos numizmato Aleksandro Gramikos darbuose paskelbtajam. Taigi, brangus karštagalviai, atsipalaiduokite ir žiūrėkite. Pamatysite 44 skirtingus vyčius ir visi jie yra tikri. O kitiems gero jums kolekcionavimo.
Žygimanto III Augusto monetos. Jis valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iki 1572 metų. Ir aš specialiai parinkau 1546 metų ir 1562 metų pusgrašius ir 1563 metų denarus. Matote, viršutinėje eilėje ant tų pačių metų ir to paties nominalo monetų žirgo uodega pakelta, apatinėje eilėje nuleista. Na, reiškia, tai nebuvo kreipiamas ypatingas dėmesys ir jos padėtis priklausė tik nuo monetos spaudą raižiusio meistro fantazijos. Dabar peršokam valdovus, kurie nekaldino monetų su atskirai pavaizduotų vyčių, ir pažiūrėkime Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto IV vazos, valdžiusio nuo 1587 iki 1632 metų monetas. Irgi specialiai parinkau 1607 metų grašius ir 1613 metų dvidenarius. Ta pati situacija. Ant tų pačių metų ir to paties nominalo monetų žirgo uodegos padėtis skiriasi. Viršuje jin pakelta, apačioje nuleista. Taip pat tai priklausė tik nuo to, kaip labiau patiko monetų meistrui. Ir užbaikime Jonų Kazimierų vazą, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdžiusių nuo 1648 iki 1668 metų. Aš parinkau įvairaus nominalo jo lietuviškų monetų atvaizdos ir ant visų žirgo uodega nuleista. Na, bet tai tikrai ne esmė. Turbūt jau iš filmuko pamatėte, kad žirgo atvaizdas ant vyčio priklausė tik tai nuo jį kūrusio meistro fantazijos. Ir jei gebate vytį atpažinti, tai reiškia, kad jis yra tikras. Ir tiek šiandien. Gero jums kolekcionavimo.